Aš Klaipėdoje esu nuo 1961 metų. Tai pakelkit ranką, kas yra seniau už mane Klaipėdoje. Tai va, ne vieno nebėra. Tai reiškia, ką tai rodo? Mes susirenkam kompanijoje tokioj ir jau dabar dažnai labai klausim. Sakom, nuo kada tu Klaipėdoje, nuo kada? Nes Klaipėda buvo suvažiavusių žmonių miestas ir suvažiavo visi čia. Na, aš sakau, nuo 61. Dar kažkas atsiranda nuo 53 ar 55, jau čia po karo, dar yra vienas kitas, kur žinau dar seniau, bet tai čia yra vienas kitas. Aš atvažiavau iš labai toli, atvažiavau iš Sibiro. Tai irgi mano, kaip sakant, dokumentuose visuose, ir kas svarbiausiai dabar lietuviškam pase įrašyta, antra vieta ten yra po datos gimimo vieta. Ir dabar jinai rašoma labai paprastai, Rusija. Ir tada visada aš važiuoju į Ameriką ir Amerikos pareigūnai žiūri. Lyg tai ne rusas atrodo, lyg tai dokumentai lietuviški, ne rusiški, bet užrašyta Rusija. Jau esi įtartinas, jau turi aiškintis, kodėl tu ten buvai, jeigu reikia daugiau. Ir dabar su ta Rusija, o tiksliau su tuo Sibiru, tai irgi jau istorija yra labai tokia didelė, visi mes puikiai žinom, jūs jau visi moksleiviai mokėtės, jūs visą žinot tas datas, kas buvo 41, 42, 43, o iš tikrųjų mano šeimą palėtė 48 metais. Ir 48 metais mano tėvukai, būdami dar tada jaunesni net negu jūs, išvažiavo su savo tėvais, buvo išvežti į Sibirą, ten gyveno, ten sukūrė šeimą, aš ten gimiau. Ir mes grįžom po keletos metų, kai aš jau buvau šiek tiek ūgtelėjęs. Kažkas, nieko, visas tokai. Ūgtelėjęs ir aš grįžau 61 metais į Klaipėdą. 62 metais pradėjau mokytis. Man tik tai teko mokytis dviejose mokyklose, 8 ir po to 15. Ir aš taip pat jaunas labai norėjau išvažiuoti ir siekti mokslo. Nors ir tuo metu, 73 metais, buvo galimybės mokytis čia, jau buvo tam tikrų fakultetų, aukštųjų mokyklų, bet tas noras išskristi iš namų ir pabandyti jau pačiam stovėti ant kojų, jis yra nenugalimas, jis yra didžiulis tas noras. Ir todėl aš važiavau mokytis į Vilnių. Ir Vilniuje aš įstojau į tuometinį Vilniaus inžinerinės statybos institutą, stojau į tokią pakankamai populiarią specialybę kaip automobilių transportas. Ir automobilių transportą bestudijuojant baigiau aš tą visą specialybę. Tuo metu tai baigėsi kaip ir aukštasis mokslas, 5 metai. Gavau inžinieriaus ekonomisto diplomą. Ir su to inžinieriaus ekonomisto diplomu pravažiavau atgal į Klaipėdą. Tai 5 metai mano istorijoje yra Vilnius, visi kiti metai yra Klaipėda ir dar 6 metai yra Sibiro. Ir iš tų tokių didelių gyvenimų kažkur tai užsienį aš nesu gyvenęs. Bet užsienį man teko pabuvoti ir tas pabuvojimas yra labai prasmingas, nes reikia pamatyti pasaulį, reikia pajausti. Po to teko darbuotis iš karto kaip jaunam specialistui, autobusų parke, transporto įmonėje ir, reiškia, besidarbuojant, siekti karjeros. Tuo metu buvo vienokie masteliai tos karjeros, bet aš tam tikrų pamokų gavau, kurias galėsiu ir jums pasakyti, kurių reikėtų prisilaikyti, nes aš esu įsitikinęs, kad tos pamokos yra labai geros ir tos pamokos jos gali praversti. Ir po to prasidėjo sąjūdis, prasidėjo atgimimas, pradėjom atkurti mūsų valstybę. Aš taip pat nebuvau paskutinėse eilėse ir mes dabar kuriam tokį klubą. 90 metais mes buvom išrinkti į miesto pirmąją tarybą ir buvom jau išrinkti be jokių partijos komitetų palaiminimų, grinai sąjūdžio palaikomi, žmonių palaikomi, mes susirinkom į miesto pirmąją tarybą ir toji miesto taryba pirmą kartą rinko pirmą merą, man teko dalyvauti ir rinkti, tai buvo Povilas Vasiliauskas išrinktas pirmas meras, aš buvau tarybos narys, po to praėjo pusę metų, buvau pakviestas dirbti vicemero ekonomikai, kadangi buvau pagal specialybę ekonomistas. Labai buvo įdomus laikmetis, galėčiau ilgai pasakoti. Ir nuo 94 metų gegužės mėnesio aš perėjau dirbti į uostą. Šis pasiūlymas mane irgi taip, kaip čia pasakius, nesuviliojo tuo, kad vis tik tai reikėjo plėsti savo žinias transporto srity kaip transportininkui.
Ar automobilių transportas, ar uostas, jis irgi yra transporto sritis. Tai aš praktiškai esu tokių dviejų sričių. Autotransporto specialistas su savo patirtim tokia darbinė ir dabar su uostinė patirtim, kurie jau irgi virš 20 metų kaupėsi. Ir uostė teko vadovauti viena iš stambiausių kompanijų, tai kompanijai Klasko. Klasko pavadinimas buvo sugalvotas man besidarbuojant, tai vienas iš tokių sėkmingiausių tų pavadinimų, kuris dabar viešoje erdvėje taip skamba. Aš manau, kad taip visi klausia ir manęs buvo tokiu atveju, sako, na padėk sugalvoti kompanijos pavadinimą, nes labai daug kas kūrė tas kompanijas, žinot, ir jūs patys jauni žmonės taip pat kursit bendrovės, reikės kažkokį pavadinimą. Žinokit, neina taip, nesi toks specialiai žmogus pavadinimų kūrėjas. Yra toks momentas, kad tau sutampa taip, sukrenta, kad taip labai sėkmingai susidėlioja žodžiai ir padarai kompanijos pavadinimą, tas kompanijos pavadinimas gyvuoja ir aš manau, kad jis ir ilgai gyvuos. Aš taip pat buvau pakviestas dėstyti universitetą, esu universitete dėstęs 16 metų, šiuo momentu nedėstau, gal kokius 2-3 metus, bet 16 metų aš dėsčiau socialinių mokslų fakultete, Klaipėdos mūsų universitete. Dėsčiau, prieš tai man teko dar parašyti mokslinį darbą, parašiau mokslinį darbą, apsigyniau technikos mokslų daktaro disertaciją transporto technologijos srity. Transportas yra man tikrai labai dūšioje, aš esu pats visa dūšia transportininkas, bet tuo pačiu ir plačiai mąstantis visuomenininkas, suprantantis to, ką reikia verslininkam, suprantantis to, ką reikia jaunimui, kur reikėtų daugiau dar ką nors pakeisti, kad tik tai galima būtų turėti geresnės sąlygas mūsų mieste gyventi. Tai dabar duodu keletą patarimų iš savo gyvenimiškos patirties. Pirmas dalykas. Baigi bakalaurą, mano nuomonė čia yra, reikia būtinai eiti dirbti. Nieko nereikia laukti, reikia arba kurti, arba eiti dirbti. Magistro nereikia iš karto daryti. Tai jau šitą įsitikinau ir jau daugmaž turbūt taip ir formuojasi ir pas jūs. Nereikia niekada iš karto siekti magistro. Reikia padirbėti 2-3 metus ir tada įsiaiškinti, kokių tau žinių trūksta ir kur tau linksta širdis į kokią sritį. Tada toj srity, jeigu tau žinių trūksta ir linksta širdis, daryk magistrą tada toj srity, tada tau tai atsilieps labai sėkmingai ateičiai. Tai toks būtų patarimas, vienas iš tokių jaunesnių apie mokslus. Kitas patarimas, kurį aš taip pat labai vertinu ir kurį pats panaudojau, nes taip kaip papasakojau, tikrai daug kur dirbau ir ten, taip gyvenime reikėjo susidėlioti. Jeigu jums kas nors pasiūlo kokią nors karjeros žingsnį, pasistengkit jo neatsisakyti. Arba jisai turi būti jums labai nepriimtinas, arba labai, kaip sakant, tikrai neprie dūšios, tada galbūt jūs jo nepriimkit. Bet jeigu jūs gaunat pasiūlymą, jūs labai atidžiai tą pasiūlymą įvertinkit ir dažniau jo pasinaudokit, negu jį atsakykit. Nes tai irgi yra iš mano patirties, nes jeigu tau žmogus arba kažkokia tai organizacija ar firma siūlo, jinai jau prieš tai yra pagalvojusi ir jau apgalvojusi ir jau įsivaizduojanti, kad tikrai pats gali tikti tuose pareigose besidarbuodamas arba tą darbą bedirbdamas. Tai šitoks dar būtų vienas mano pasiūlymas. Aš širdingai dėkoju abiems mūsų kalbėtojams šią vakarą, kurie labai prasmingai ir gražiai užbaigė mūsų šios dienos sėkmės istorijų dieną. Taigi dar kartelį ačiū ir kursime sėkmingą Klaipėdą. Ačiū labai už dėmesį.